Radio centro video. Netrukus mes su Liepa žaisime vaizduotę kaitinantį radio žaidimą, kuris vadinasi, dėmesio, daiktas panašus į agurką. Didingas žaidimas, aš galvoju. Didingas žaidimas turi vykti su Čaikovskiu. Aš tau duosiu pirmą daiktą panašų į agurką, o tu turėsi čiupinėdama pasakyti, kas tai. Žiūrėk, dabar aš į Liepos rankas dedu. Kaip baisu. Nebijok. Aš traukiu iš maišelio, ne iš kur kitur, tu nebijok. Prašau. Iš kur dar galėtum? Nu ką jauti, pasakok. Nu, čia yra daržovė. Eik tu. Taip, ir aš tokia fioletinė jinai yra ta daržovė. Jinai vadinama yra... neatsimenu, kaip užkrito. Tai yra daržovė, šita tokia violetinė. Tai pasakysi, žinot, kaip jisai vadinasi. Tai yra šitas, nugi kaip jisai. Uostyti ragauti negalima. Žinai, prašau. O Jezu, fui. Kas čia dabar? Pam. Čia yra paštetas. Taip, gerai. Ir paskutinis, finalinis, trečias daiktas. Atkeliauja tau į rankas. Labai geras fonas. Kažkam čia nepatiko. Prašau. Dabar turėsi pasakyti, kas yra tai. O Jezu. Kas čia toks? Daiktas panašus į agurką. Žinokit, neįtin maloniai liečiamas kažkaip jisai man čia taip gaunas. Paskanau gal. Čia yra kalėdų senelis šokoladinis. Ką tu padarei? Nu, Ką tu žvėrie padarei? Nulaužei kojas. Ne, pilvelis pavadžiau. Po pilveliu? Šokoladinis. Tu nulaužei tai, kas yra po pilveliu kalėdų seneliui. Nu, tai panašu į agurką daiktą. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.